Lietuvos radijo eteryje diskusijų laida Ant svarstyklių. Labadiena, prie mikrofono Gintaras Aleknonis. Kas vyksta visuomenėje, kai politikoje interesai užgožia vertybės? Šį klausimą mėginsime atsakyti drauge su mūsų studijos svečiais ir man labai malonu pristatyti nepriklausomybės akto signatarę Nijolę Oželytę. Labadiena. Labadiena. Ir Vilniaus licėjaus direktorių istoriką Saulių Jurkevičių. Labadiena. Šiandien neskambinsime politikams, neklausime jų nuomonės apie valstybės krizę. Pirmiausia, mieli klausytojai ir žiūrovai, laukiame jūsų skambučių, mums įdomi ir jūsų nuomonė. O mums į studiją galite paskambinti telefonais 233-1012 arba 233-1013, Vilniaus kodas 85. Į studiją jūs galite atsiųsti ir elektroninį laišką, adresas studija@lrt.lt. Jau daugiau nei mėnesį Lietuvoje tęsiasi valdžios krizė. Įsiliepsnojusi vidaus reikalų ministerijoje, ji apėmė ir vyriausybę, prezidentūrą, Seimą. Vakar atrodo pasiektas kompromisas. Kas laimėjo, interesai ar vertybės? O gal, Nijolė, apskritai nederėtų taip formuluoti klausimo? Aš manau, kad tikrai taip nederėtų formuluoti klausimo, nes krizės aš nematau. Krizė būna tuomet, kai, tarkime, kokie nors politikai arba viena valdžios šakų siūlo vieną idėją, kita siūlo kitą idėją, trečia siūlo kitą ir tos idėjos savo gerumu konkuruoja ir niekas nepasiduoda ir bando kažką tai gero padaryti, kažką naudingo valstybei padaryti, nes visi politikai išrinkti nevaldyti, o tarnauti. O šiuo atveju mums visiems tenka patirti puikią politinę pamoką, jinai labai skaudi, puikią demokratijos pamoką. Tai, kas įvyko vakar, kuomet staiga neliko principų netgi tose žmonėse, kurie juos deklaravo, man atrodo labai paprasta. Vyksta komercija, politinė komercija. Žmonės pavadintų paprasti kitaip. Čia aš tiesiog gerbdama pašnekovą ir klausytojus vadinu politinę komerciją. Šiaip žmonės pavadintų politinę prostituciją. Bet kaip žinia, tada jau kyla žmonėms mintis, prostitutė kažkaip neparsiduoda ir viena kitos neperka. Ir štai kas labiausiai neramina. Po visų išsakytų žodžių, po visų demonstruotų pozicijų, kada normalūs žmonės niekuomet daugiau nesėstų kartu, net arbatos puodelio išgerti, po tiek žeminimų, melo. Mes nežinom teisybės, bet visos pusės elgiasi pasibaisėtinai. Trys, aš turiu omeny prezidentūrą, aš turiu omeny premjerą, aš turiu omeny vienos partijos pirmininką, kuris iš viso nešvankiai kalba viešo erdvėj. Ir štai staiga yra įmanoma darbuotis. Tas tik sustiprina ne tai, kad jau įtarimą, bet žinojimą. Visi turi tokių didelių interesų ir tokių baisių dėmių, kad netgi pridirbę štai tokių darbų, jie galės dar rodytis viešai. Normalus žmogus jau savaitėlę bent jau dingtų, kad nematytų jo kaimynai prisidirbęs šitaip. Taip, kad aš manau, kad padėtis žymiai blogesnė ir vyksta politinė komercija, o kas pirkėjas, galima numanyti, tarti, bet aš manau, kad tai yra grėsmė valstybė iš tikrųjų. Sauliu, kaip jūs vertintumėt? Tikrai tai, kas šiuo pastaruoju metu vyksta, tikrai atrodo, iš ties apgailėtina ir būtent man turbūt labiausiai mane stebina ta atmosfera, kuri tvyro apie visus tos įvykius, tai yra žiniasklaidos, komentavimo atmosfera. Aš iš esmės kažkuria prasme pasijaučiau kaip prieš 20 metų, tada, kada prasidėjo pirmieji sąjūdžio mitingai ir kada elementarus laisvesnis žodis būdavo apšaukiamas ir, sakysime, pareiškiama, kad, tai yra kažkokia tai nedidelė grupė žmonių, kurie kažko nesupranta, kad, sakysime, tai beveik susitarusios žiniasklaidos priemonės, garbingus Lietuvos žmonės, taip, sakysime, niekinančiai ir nepagarbiai apie juos atsiliepia, siekiandami juos sumenkinti ir parodyti jų, tokį, neva problemos arba apskritai situacijos nesupratimą. Iš ties labai keista atmosfera, o kada susirinkę Vilniuje, sakysime, 4000 žmonių, manyčiau, tai yra didelis įvykis Vilniaus mieste ir turėtų būti gan viešai ir plačiai aptarinėjama ir, tiesiog analizuojama ir, rezoliucijų priimtų, sakysime, turinys ir tiesiog būtų bandoma
bandoma įsiaiškinti, tiesiog stengiamasi nustumti tos žmonės visiškai į pašalį, lygiai taip pat kaip kažkada tai prie Adomo Mickevičiaus susirinkusi žmonių grupė buvo nustumta irgi į pašalį ir parodyta, kad jinai, na, sakysime, yra visiškai bereikšmė ir nieko negalinti pasakyti apie visuomenę. Taigi, iš ties, pradedame gyventi labai keistoje atmosferoje ir sugrįžtame, na, į tokį lik ir savotišką informacijos lauko blokavimą su labai dideliu niekinimu tam tikrų žmonių. Bet Aš manau, kad štai ponas Saulius palygino mūsų dabartinę padėtį su Sąjūdžio laikais. Aš manau, kad jinai žymiai sudėtingesnė ši padėtis. Aš irgi lyginau ją, nevalingai lyginau. Ir štai kokia mintis man atėjo į galvą. Tuomet mes visi pakilome už laisvę, bet mes puikiai suvokėme, kad ta laisvė priklauso nuo mūsų. Mes galime tai, net savo gyvybių kainą. Mes galime, mes žmonės. Dabar mes pakilome už teisingumą, bet teisingumas nuo mūsų nepriklauso. Jis visiškai nuo mūsų nepriklauso. Jį vykdo tos institucijos, kurios dabar ir kelia įtarimą, kad jos dirba ne žmonėms. Jos dirba kriminalui arba dar kam nors. Mes negalime tiesiogiai vykdyti teisingumo. Ir stebėdami jau eilę laiko nuo pat garliavos, kurį pakėlė žmonės, dabar FNTT skandalas, mes matome, kad Lietuvoje, kur neteisingumas dažnai verčiamas teisingumu, teisėtumu, per teismų sprendimus kreivus, nesuprantamus, nelogiškus, nežmoniškus, mes atsiduriam tokioje erdvėje, kad mes galime rėkti, kiek norim, kad mes už teisingumą. Šiandieną aš tiesiog buvau nustėrus, aš per radiją išgirdau prezidentės patarėjo, neatsimenu jo pavardės, tarp kitko mesta tokią frazę, kad visai nesvarbu, ką galvoja visuomenė. Svarbu, kad būtų teisėtumas. Ir aš pagalvojau, žmogau, tu nesuvoki, kam tu dirbi visuomeniai. Bet jisai jaučiasi taip, kad jis tarnauja valdoviai. Bet jie ir jinai dirba visuomeniai. Kaip tai tau nesvarbi visuomenės nuomonė, jeigu visuomenė nesupranta, kad tai, tas teisėtumas tavo yra kažkoks neteisingas. Todėl aš manau, kad jie antiek užsimiršę, antiek visi pasiklydę ir mes savo dievinimu, tiek jos esame ištvirkinę, tiek pasitikėjimo, kiek turėjo prezidentė, tiesiog ir su pagrindu lyg ir tiek niekas negalėjo turėti. Bet mes užsimiršome, mes labai norime mylėdami kažkokį tai asmenį, kad jis viską mums patvarkytų, o mes ant sofutės žiūrėdami žinias, televizorių, savo gardžiai ir sočiai gyventume. Ir dar man viena mintis ypatingai mane įžeidė vakar. Prezidentės žodžiai. Aš dar vis tiek jaučiu kažkokį tokį, galvojimą, galbūt aš kvaila ko nors nesuprantu. Įsivaizduojate? Visą šią situaciją su FNTT vyrais, sulygindama ir sakydama, kad pasiektas susitarimas ten, kuris iš tiesų negali būti pasiektas, negali būti pasiektas susitarimas tarp melo ir tiesos, tarp idėjų gali būti. Jinai staiga pasako, žmonėms rūpi maisto produktų kainos ir šilumos kainos. Jinai ką, tuos žmonės laiko galvijais, kuriem reikia tik pavalgyti ir pasišildyti. Tuos žmonės, kurie taip ją pasitikėjo ir išrinko, jinai laiko tiesiog niekuo. Baisus pažeminimas. Mums skambina ponas Edvardas iš Kauno. Labadiena. Labadiena. Klausom. Ši moterėlė labai gražiai gėda pasižiūrėjus. Pasižiūrėkite, kas buvo už tai, kad sumažinti, suprantat, kainos, kad būtų reguliuojamos kainos jau iššokę maksimuose iki begalybės. Jinai tikriausiai nebuvo nie karto parduotuvėje. Dabar ties pasižiūrėkite, prezidentė, kas surado? Kubilius surado ar šitą moterėlį gražuolį? Surado, kad Katilinėje galėjo dirbti už pigias kainas, suprantat, prezidentė surado. Dabar ties, kad Vilniui dirbo Katilinė ir vis vien kainos buvo skaičiuojama kaip dujom. Tai jinai šito nemato, tik prezidentė bloga dėl to, kad surado galus, kuriuos reikia jau senai panaikinti. Maksimos, pasižiūrėkit, jau pienas atpigo, vis vien ima brangesnės kainas, negu jau neįmanoma užpamas. Ačiū, supratom, ponė Edvardai, jūsų nuomonę. Čia, kaip sakoma, irgi požiūris į prezidentę, kuri rūpinasi, kaip jūs sakėme, šilumą,
Rūpintis kainos? galima, bet ar kas nors keičiasi? Juk kainos šilumos pakilo vos ne 25 nuošimčiais, bent jau aš gavau tokią Nes sąskaitą. aš manau, kad praktiškai apskritai tokio rūpinimosi nėra ir aš manyčiau šiuo metu, sakysime, kiek to neteisingumo tvyro apskritai mūsų visuomenė. Ir iš tiesų čia labai gražiai man patiko, Gytis Paškevičius pasakė, kad apskritai mūsų valstybė yra toks kažkoks jausmas, toks kažkoks neteisingumo jausmas visame kame tvyrantis. O tai, kad šiandien praktiškai reikėtų vyriausybė ir visiems susirūpinti tai, kas yra daroma su šilumos kainom ir kas vyksta bent jau Vilniaus mieste ir visoje Lietuvoje, tai aš manyčiau tokio pat neteisingumo yra išraiška, kada tos kainos, na, sakysime, slankioja aukštyn žemyn, mano supratimu, tik tai, na, tiesiog bendro kažkieno susitarimo būdu. Ir dar taip žmonės išniekinti, kaip šiais metais yra išniekinti, na, sakysime, šilumos kainomis, na, turbūt niekada nebuvo. Norėčiau perskaityti laišką, ponė Rasa rašo. Įsivaizduokite tokią situaciją. Kol atostogaujate, į jūsų namus įkrausto kokį, prašalaitį. Tai kai grįžęs pasibaisėjate tokią situaciją, jums sako, ieškokite kompromiso, abi pusės turi nusileisti. Pusė namo jūsų, pusė prašalaičio. Svarbiausia, kad namui nieko blogo neatsitiktų. Aš tai taip suprantu vakarykštį kompromisą prezidentūroje. Ar įmanomas kompromisas tarp tiesos ir melo? Norėčiau išgirsti laidos dalyvių nuomonę. Aš taip pat dar norėčiau prisiminti mūsų skambinusio vyro, kuriam aš labai dėkoju, kad pavadino mane gražia, vieną žodį, vieną labai simptomatinį žodį. Jisai pasakė žodį, ar prezidentė kalta. Žinot, kodėl man tas žodis nuolatos iškylagi, kas kaltas? Ar tai žmonės, tauta kalta, kad tokia valdžia, nes tai žinomas pasakymas, kad kiekviena tauta turi tokią valdžią, kurios nusipelno, mes visi žinom ir mes jo labai mėtomės. Bet žinot, galvojant apie tai, aš taiga supratau tokį dalyką, kad juk yra nekaltumo prezumpcija, kurią ne negyva teisė pagimdė, o pagimdė gyvas, mąstantis teisingas žmogus. Kada tu pradedi su kažko bendrauti, tu nemeluoji, tai tu tikiesi, kad ir tau nemeluoja. Tiesa? Per rinkimus, kuomet tau yra viešai prie visų, ne tai, kad pasislėpus, tau yra kalbama, tau yra ne tai, kad žadama, bet tiesiog protingi žmonės kalba, kad padarys tą ir aną. Tai palauk, tai nusikaltėlis kas? Ar tas, kuris tiki pats savyje neturėdamas jokio brudo ir melo, ar tas, kuris sąmoningai tyčia meluoja, nes atėjęs daro visai ką kitą? Todėl ne apie kaltes reikėtų kalbėti. Mes tik tai mokomės, mes niekada nekūrėme nepriklausomos valstybės. Mes esame sovietiniai žmonės, kurie neturėjo pakankamai nei maisto, nei rūbų, nei nieko. Ir dabar mes esame pasimetę tarp to, kad norime vartoti daug pusfabrikačių. Jie mūsų nesotina. Nes spragėsiai yra spragėsiai. Tiesa, daug ir įvairiai, tai nereiškia naudingai ir iš esmės. Ir mes esam nepasotinti. Mes norime vis daugiau, nes tas nesotina, ką mes gauname. Bet susimastyti apie priežastis, kodėl taip vyksta. Atrasti nekaltus, o tiesiog atsakingus, nes politikieriai, apgaudinėjantis žmonės, jie lieka asmeniškai atsakingi. Ne dabar atsiskaitys tai istorijai. Bet žmonės, kurie pasitikė tuo, ko kalbama, jie tikrai nėra kalti. Bet mokytis, galbūt atpažinti tuos keturgubus dugnus, nerti į tą purvą, tam, kad ne tai, kad patiems užsipurvinti, bet tam tiesiog suvokti tą žaidimo taisyklės mes privalome. Todėl šitos pamokos, kurios vyksta dabar, man atrodo labai skausmingos, bet labai naudingos, itin naudingos. Nors aš kaip išeiti iš jų nematau. Mums paskambino ponas Kasparas iš Vilniaus. Labadiena. Labadiena. Klausom jūsų. Šita situacija vėl primena tos laikus, kada žmonės nekartą buvo išduoti, kurie tikrai didelė dalim prisidėjo prie mūsų valstybės nepriklausomybės ir laisvės. Ir šitie žmonės neprarado nei sąžinės, jie neišdavė net savo priesaikos, kuri buvo duota ar ginant parlamentą, ar viduj parlamente, ar kitur. Bet čia yra labai bjaurus dalykas. Man pačiam teko būti šitam mitinge šeštadienį ir buvo bandoma šitą mitingą, šitos žmonės, kurie nori teisingumo, kurie nori išreikšti savo valią, kurie nėra nupirkti nei vieno klano, nei kito, kurie šitie žmonės nenaudoja galbūt mestų iš Putino tarnybų pinigų, kad padaryti destrukciją, diversijas Lietuvoje.
Viena diversija su Snoro banku padaryta, kita diversija dabar daroma užvaldant mūsų visas institucijas. Tai yra valstybės užvaldymai. Ir kas užvaldo šitas valstybės institucijas? Tai užvaldo šitie žmonės, kurie viską perka ir viską parduoda. Buvo bandoma šitos žmonės, kurie tikrai pakilo ne iš kažkokio tai intereso, ne iš kažko tai, bet jie nori gyventi valstybėje, kurioje vyrauja teisingumas, kur žmogus gali kurti, kur žmogus gali pasijausti laisvas. Ir šitie žmonės buvo suniekinami. Buvo sakoma, kad jų tenai vos ne 1500 ir kas tos teiginius teikia. Tai teikia Vilniaus apskrities komisaras Lančiauskas, kuris galbūt nesugeba suskaičiuoti. Gyventojų buvo šito mitinguotojų buvo apie 4000, o pateikiama, kad jų buvo tiek, kad jie yra niekas, jie buvo niekinami, ant jų buvo pilamas purvas. Už ką tas purvas pilamas? Ar šitie žmonės užvaldė turtą, ar jie užvaldė valstybės tarnybas? Tai yra paprasčiausiai žmonės, kurie vieną kartą atsibudo ir šitie žmonės, man džiaugiasi širdis, kad šitie žmonės pakilo, Lietuva nėra dar tiek supūvusi. O tas žmogus, kuris kalba ten apie šilumą, apie skrandį, yra svarbesnių dalykų. Žmogus ne vien duona gyvas. Tai žmonės tikrai neišvažiuotų iš Lietuvos, kad būtų grąžintas teisingumas. Prezidentė pasakė, kad tikrai grąžins teisingumą, kova su korupcija. O ką dabar tie veiksmai atskleidžia? Atskleidžia, kad tam tikri klanai įsivyravę, teisės saugo įsivyravę visose tarnybose. Atsirado vienas kitas žmogus, kuris tikrai neišduodamas pats savo sąžinės, bando kažką tai daryti pagal savo sąžinę. Tie žmonės yra tiesiog išmetami, jie yra suniekinami. Buvo suniekintas Vytautas Pociūnas nužudytas, buvo suniekinti anksčiau valstybės saugumo departamente dirbė 2 pareigūnai, dabar kiti niekinami. Tai yra bandoma palaužti tautos valią, yra bandoma žmonės pastatyti į vergo vietą ir tikrai aš esu patenkinęs, kad žmonės kyla ir žmonės kils. Yra žmonių, kurie ne vien duonos kąsnis rūpi. Ačiū. Aš norėčiau dabar klausydamas pareigūnų atleidinėjimą Lietuvoje, tai iš tiesų tokia labai peršasi paralelė. Tai mes vėl paaukojame 2 pareigūnus, mes jau turbūt įpratome nuo 40 metų aukoti pareigūnus. Kaip, pavyzdžiui, Augustiną Povilaitį ir Kazį Skučą paaukoja vyriausybė ir dar pasako, kad gali atiduoti teismą. Tai iš tiesų kažkokia apgailėtina situacija. Kaip galima elgti su savo taip žmonėmis? Tai 40 metais tai ir dabartinis kompromisas. Kaip galima nekaltai, sakysime, arba neaiškiai visuomeniai paaiškinant atleidimo motyvus, taip elgtis su pareigūnais, kurie, sakysime, tarnavo mūsų kraštui ir mūsų valstybei. Tai, kad situacija tikrai grėsminga ir kad požiūris į savo žmonės yra iš tiesų, sakysime, tikrai apgailėtina šiandien Lietuvoje. Tai net ir istorinės paralelės siejasi. Man visada buvo skaitant tą momentą, kaip atiduodami pareigūnai. Tai yra, širdis kraujų liejasi, kaip gali atiduoti pareigūnus kitai valstybei ir kaip galima niekyti savo taip žmonės, kurie dirbo visą laiką, buvo kartu su tavimi. Tai aš taip sunkiai įsivaizduojama, dabar lyg mūsų niekas nepuola. Kodėl? Bet jeigu jie yra priekaištas tavo kriminaliniai sąžiniai, o tarkime ministro Palaičio kriminalinė praeitis niekur jo per teismus nenuneigta, yra viešai papasakota ir apie klastojimą kažkokių dokumentų, dar kažkas. Tai jeigu juk jūs žinote, kada vagis supranta, kad jis vagis, tada, kada sutinka teisuolį. Tai aš visai nesistebiu tom išdavystėm, nes bet koks sąžiningas žmogus iš karto tau kelia didžiulį pavojų ir aišku, jo reikia atsikratyti. Mane šiurpina kitas dalykas. Aš suprantu Palaitį, jisai sako, mano asmuo menkysta, koks ten jau asmuo, o asmeniu dar reikia tapti. Bet koks prezidentės biznis? Kodėl šitaip? Čia tiesiog savisaugos instinktas turėtų neleisti taip niekinti žmonių, kurie tavimi pasitikė. Nejaugi jinai galvoja, kad visi Lietuvoje žmonės, kaip tas vargšas, tikrai turbūt labai kenčiantis to kainų ir nuo šildymo dydžių pagyvenęs žmogus. Juk žmonės turi ir savigarbą, ir savimeilę. Čia kaip tik ponas Algis mums rašo, sveiki, nerandu atsakymų, kodėl liberalcentristams ir prezidentei taip svarbu galutinai pašalinti Gailių ir Giržadą, kad dėl to jie buvo pasiryžę aukoti valstybės stabilumą. Apie ką ir kalba? Matot, čia galima daug filosofuoti apie nežinau, tikrai apie kriminalinius, apie pinigų srautus, apie tai, ko mes nežinome. Ir mes būsime nusifilosofavę ir vieni vienaip kalbės, kiti kitaip kalbės ir už tai neverta kalbėti apie priežastis, kurių mes nežinome. Bet pats tokio elgesio faktas
Jisai negali būti toleruojamas. Dabar kyla klausimas. Nereiktų mums žinoti, skaidrumas vienas iš... Mes niekada nežinosime, nes kada jūs, ponas Gintarai, pasakėte, kad mes neskambinsime ir neklausime politikų, ką jie galvoja, tai dabar tenka pripažinti, mes niekada nežinome, ką jie galvoja, nes jie nesako to, ką jie galvoja. Bet mes turime teisę įvardinti tai, ką mes matome. Kaip galime su tokiais ponais, kokiu pasirodė Čiaplikas, kuris buvo priverstas išeiti dėl finansinio skandalo iš sveikatos ministro posto, su Palaičiu, kuris turi kažkokių įtarimų dėl kriminalinės praeities, kaip galima su jais eiti oboliauti, kaip gali vidaus reikalų ministrų būti žmogus, turintis kriminalinių įtarimų. Na kaip šitaip iš viso gali būti. Ir dar vienas dalykas, žiniasklaida. Paminėjo žmogus žiniasklaidą. Na žinot, aš tiesiog buvau pašiurpusi. Pirmas mitingas buvo prie prezidentūros ir aš pirmą kartą pasijutau, kad aš gyvenu kaip Rusijoje. Tik tai Rusijoje šitaip sudirbinėjami yra žmonės, kurie renkasi protestuoti prieš Putiną per TV3 kanalą. Ir staiga skaitau kažkokioj žiniasklaidoj, kad TV3, reiškia kanalo žinių direktorius, paneigia apsimelavusi Kuolį, kuris aiškino, kad jo šefas, kad juo tiesiogiai manipuliuoja buvęs saugumietis Dabašinskas. Ir žinote, kaip jis paneigia? Sako, mano šefas buvo ne Dabašinskas, mano šefas buvo Pociūnas. Bet Pociūno šefas tai buvo Dabašinskas. Aš emocionali moteris, aš vos neapsiverkiau. Jis, jeigu būtų nepaneigęs, tai nieks ir nebūtų žinojęs, kad jis saugumietis. Tai yra baisus reikalas ir tada va tas tendencingumas beprotiškas, kurį tu matai to kanalo žiniose, tampa aiškus. Ir tada tas, kadai Andriukaičio pasakyta frazė, kuri buvo paviešinta, kuomet buvo ten partijos pinigų tas detektyvas, kad Andriukaitis sako, tu ką bijai to kanalo, kuris švedų, bet iš tikrųjų rusų? Tai iš tokių atsitiktinių frazių, iš kurių mes priversti susidarinėti bendrą vaizdą ir galbūt netikrą vaizdą, bet jisai piešėsi tiesiog baisus. Kyla klausimas, ką dabar daryti. Vat kuo mitingas paskutinis skiriasi nuo Sąjūdžio? Sąjūdis visada sakė, į laisvę, buvo daug energijos, daug šviesos. Dabar buvo daug konstatavimo liūdno, kad yra blogai. Ką daryti, klausia žmonės. Kaip? Na va dabar jie viską nuspręs už mus ir pasakys viso zakoną. Mes nežinosim, ką jie pasidalino. Čiaplikas vėl sėdės su savo frazeologija, vietoj Palaičio sėdės kitas toks pat klonas, Valinskas jau nebe boba, visi jie ten bobas. Bet mums ką daryti? Ką mes galim pasakyti žmonėm ir patys savo? Turbūt sudėtingas klausimas, aš manau, ką daryti. Visą laiką buvo jisai keliamas dar nuo Rusijos laikų. Bet mes prieėję tą ribą, kada jau kažką reikia gal daryti. Reikia gelbėti. Leiskim įsterpti mūsų klausytojai. Ponas Jonas iš Palangos. Labą dieną. Labą dieną. Klausom jūsų. Labai gera tema, bet nu ką padarysi, bet žinot, skausmingas, padėtis skausminga visoje mūsų Respublikoje. Žinote, mano tėvukas žuvęs už Lietuvos laisvę, partizanas padėdavo. Jeigu sudėdi visas šitos įvykius, pradedant nuo Pociūno, žinatėsi, einant Dabašinskų, einant net Montiano rašo laikraštis, kai ir tam buvo sufabrikuota byla Matulevičiui. Tai, žinot, aš prisimenu vieno ruso didelio veikėjų, man tekdavo su rusais anais laikais dirbti, kada Sąjūdis laimėjo, mes išėjom, tai jis sako, ot Jonas, я больше уже с тобой не приеду. Nu, sakau, ne, tai jūs atvažiuosit. Bet sako, tu neimk į galvą, sako, po 50 metų istorija kartojasi. Tai aš dabar matau, kad tikrai dirba KGB ir mūsų KGB filialas yra saugume mūsų vadinami. Aš nežinau, kas su ta mūsų prezidentė, kaip tai šitaip įžūliai galima kalbėti, net pasidalino dvi stovyklos, su dviem, vienas prarado, daleiskim, laimėjo, kitas laimėjo. Kokie ten laimėjo? Žmonės išvarė iš darbą. Nu, sunku kalbėti. Atleiskit, žinot, aš sukrėstas esu ir bendrai mano visi artimieji su šitokiu prezidentus polimu. Ir dabar teisinė, ką tik da pasakysi, teisinė valstybė, teisinė respublika pas mus. O kas tie teismai? Girti teisėjai, visi buvę KGB darbuotojai. Nu ir nebaisu. Ačiū, pone Jonai. Ir dar norėčiau perskaityti vieną laiškelį, kuris prašo pagarbos iš mūsų. Ką gerbiami pašnekovai sakys, jeigu teismas priims FNTT vadovams nepalankų sprendimą? Kokią teisę mes turime Palaitį vadinti vagimi? Ar tai įrodyta? O jei bus įrodyta
Priešingai, ar išdrįsite atsiprašyti? Pirmiausia, niekas Palaičio nevadino vagimi, o kad teismas priims būtent nepalankų sprendimą, aš net neabejoju. Teisėjus skiria prezidentė. Net minties neturiu, kad po jos vakarykščio pasakymo, kad viskas turi būti sprendžiama tik tai teismuose, būtent šitaip ir bus. Bet aš taip pat esu, taip sakant, nepraradus atminties ir aš žinau, kad nebaigus pedofilijos bylos, neiškėlus jokių, nors iškelti kaltinimai, ar kam nors iš mūsų gali būti iškelti kaltinimai be pagrindo pedofilija, žmogui iškelti kaltinimai, vadinasi, buvo kažkokie įrodymai. Nebaigus tos bylos, galimos pedofilijos auka jau gražinama skubiai į galbūt dalyvavusios, bet vėl per teismus kažkokiu būdu iš proceso išimtos motinos namus. Tai atsiprašau, aš šitą irgi atsimenu ir už tai aš žinau, kad teismas gali nuspręsti, ką nori. Aš žinau Kėdainių teismo sprendimą, kuris Šarūną Paberalių įvardino nužudžius autoavarijų žmogų, kuris pasirodo mirė visai po ilgo laiko ir iš vis nuo plaučių uždegimo. Taip, kad man čia apie teismus, aš esu kukli moteriškė, aš galiu bet ko ir bet kada atsiprašyti. Ir žinot, aš asmeniškai būčiau kokia laiminga. Aš žinot, ko laukia visą šitą laiką? Kad išeitų prezidentė į televiziją, kadangi jinai dirba tautai ir pasakytų, žmonės, vat jūs nežinote tokių dalykų, kuriuos žinau aš. Garsiai aš. Galbūt negaliu jums pasakyti. Bet aš žinau, pasitikėkit manim. Aš būčiau pasitikėjus, kas bevyktų. Bet jeigu nėra tos drąsos atvirai kalbėti, na, vadinasi, yra kažkoks tai vis dėlto melas. Bet vis tiek keista, kada visa visuomenė, visa Lietuva yra įstumta į tokią keistą būseną, kada mes kalbame nuojautomis ir negalime įvardinti tam tikros, ir negalime įvardinti problematikos. Tai iš tiesų atrodytų net savotiškai keista. Ar čia vyksta kažkoks žaidimas, tai jeigu yra rimtos problemos, jas reikia įvardinti. Bet ponas Sauliau, čiagi kaip tik labai gerai, nes tada išeina kūris ir pasako, jūs visi kvailiai. Ką, įtarimai čia jūsų jausmai, susikiškit jūs juos. Viskas, kalbėkit faktais. O kokiais faktais tu gali kalbėti, kada tu matai, kad viskas yra kreiva, bet tu faktų neturi, nes tau niekas jų ir neduos niekada gyvenime. Ne, tai faktai yra labai akivaizdus. Mes matome Lietuvoje per tiek metų neįspręsta nei viena byla. Tai yra akivaizdus faktas, kuris yra paliudė, kad valstybė yra kažkas tikrai negerai. Nes iš ties, nei vienas rimtas, na, sakysime, nusikaltimas, nei viena rimta rezonansinė byla Lietuvoje nėra įspręsta. Todėl natūralu, kad didesnio fakto negali būti ir žmonėms kyla keistas supratimas, kaip yra toje Lietuvoje, kad negalima įspręsti net paprasčiausių kažkokių tai dalykų. Kodėl, sakysime, kai kurios bylos, kurios turėtų būti tikrai įspręstos, jeigu valstybė turėtų savigarbą, bent minimalę savigarbą, yra neįsprendžiamos. Kodėl yra daugelis dalykų vilkinama? Ponas Sauliau, labai gerai išsprendžiama ta pati pedofilijos byla. Ar jūs matote, kaip jinai gražiai išspręsta? Daug žmonių žuvo, įstatymas neleidžia teisti žuvusio, bet kas draudžia sakyti, kad čia jis juos visus ir nužudė? Štai byla jums uždaryta. Formaliai taip. Palauk, viskas teisėta. Pasakytų tas mano pats minėtas. Bet ar teisinga? O čia jūsų emocijos, ponas Gintarai. Jūs emocionalūs, jūs neteisininkai, jūs iš viso neturite teisės kalbėti apie tai. Jūs gyvenate teisinėje valstybėje, ir tylėkit ir gyvenkit. Bet ar jūs matot genialumą bylos išsprendimo? Daug lavonų, galbūt buvusi pedofilija, įtariamasis negyvas, vadinasi, jo teisti negalima, vadinasi, viskas nusirašo. Tikro įtariamojo tu net neieškai, nes galbūt tas įtariamasis paspringo tau lapeliu, purvynė su švariais batais. Tai, bet visą tai, ką mes kalbam, vyrai, visą tai yra vis tiek tik emocijos. Aš klausau teisininkų, aš girdžiu jų cinizmą ir aš su jais sutinku. Mes kalbam emocijom, nes mūsų laiko tvarte uždarė, be jokios informacijos, negerbė mūsų. Ačiū, pokalbį pratęsim po trumpųjų žinių. Apie laiškus. Ši nuomonė gal nėra visai teisinga, nes viskas, kas vyksta Lietuvoje, mums svarbu ir kaip dabar matome, ir šitą projektą į bendras europinės nuotaikas, pasaulinės nuotaikas, nes šiuo metu yra labai sunku, nes, žinot, tiesiog mes pasitarsime. Prieštaraus prieš sprendimą, kuris būtų kaip ir priimtinas visoms kitoms. Tai galioja ir energija. Ant svarstyklių. Grįžtame į studiją, kur svečiuojasi Nijolė Oželytė ir Saulius Jurkevičius, o aš norėčiau perskaityti pono Vytauto laišką. Nenorėčiau sutikti su Nijolė Oželytė dėl premjero Kubiliaus veiklos.
Ypač nereiktų žarstytis skambiomis metaforomis apie kojų valymasi ir panašiomis, kaip tai daro kai kurie bendrapartiečiai. Kova nebaigta, o Kubiliui tik reiktų pavydėti ir dar palinkėti kantrybės. Labai gerbiu tokius karštus politikus kaip Naglis Puteikis, tačiau konservatorių partija jau nebeegzistuotų, jei nebūtų tokių pusiausvyros politikų kaip Razma arba Kubilius. Labai sutinku, nes tie du žmonės ir ponas Jurgis Razma, kuris kartais yra pašiepiamas, bet man atrodo, kad tai yra gilus, profesionalus, išmintingas, protingas politikas. Ir ką jau kalbėti apie labai seniai mano pažįstamą poną Kubilių, kuris iš tikrųjų iš visų buvusių Lietuvos premjerų, kas apie jį ką bekalbėtų. Bet tai yra žmogus, kuris dirba ne savo įvaizdžiui, kuris mažiausiai naudojasi tą niekingą įvaizdžio politiką, kuomet apie save sukuria apgaulingą vaizdą. Jis tikrai dirba, žinodamas, kad yra, daugeliui, taip sakant, nepatrauklus, bet jis juodadarbis, jis atlieka savo darbą. Bet labai teisingai čia kalbėjo žmogus apie duonos ir teisingumo santykį. Žinote, badaujant galima šiek tiek išgyventi, skurdžiau mintant galima šiek tiek išgyventi. Jeigu miršta žmogaus kūnas. Bet jeigu nėra teisingumo, va tai dėl ko tikrai jaunimas bėga iš Lietuvos. Jeigu nėra teisingumo, žmogus užtrokšta viduje, jisai pats save pradeda niekint, suvysta ir jis miršta. Ir tada lieka tik tai tas galvijas, kuris vartoja, seksuoja, dar kažką tai daro. Tai štai man atrodo, kad didžiai mano tikrai gerbiamas ir labai vertinamas Andrius Kubilius, tiesiog tai ne tik jo partijai turės pasiekmių jo poelgis. Jisai tiesiog tiek įskaudino, apvylė ir išdavė jo tikinčių žmonės, gal tokius emocionalius kaip aš, kad jis tiesiog neturėjo teisės to daryti. Galbūt išlikimas principingam, kas taip žavėjo visos šios istorijos eigoje, jam būtų daug kainavęs. Galbūt portfelį kainavęs, galbūt būtų kainavęs, aš nežinau, energetinį projektą, bet kaip pasakė ponas Degutis, kam Lietuvai tą atominę elektrinę, jeigu joje neliks teisingumo, tada šiuo metu teisingumas svarbesnis. Man atrodo, kad vis dėlto reikėjo aukoti viską, vardan to, kad parodyti žmonėm, kad tarp šitų komercinių politikų, tarp šitų, nevartosime to žodžio, vis dėlto yra stuburas. Ir tai ne jis asmeniškai, bet tai yra jo politinė jėga. To tikėjosi žmonės. Aš manau, kad irgi pritarčiau, kad vis tik stuburo didesnio tikrai reikėjo didesnį parodyti, nes bet kokie kompromisai, kurie pereina tam tikras ribas, veda į didelę aklavietę ir veda į didelį pavojų. Galų galiai reikia duoti tam tikrą ženklą, jeigu iš tiesų tai yra tikrai pavojinga, reikia parodyti iš tiesų tam tikrą valią ir tam tikrą politinę apsisprendimą, nes kiekvienas tvirtas žodis arba kiekvienas teisingas žingsnis net politinė prasme dividendus duoda ateityje, net galėdamas pralaimėti dabar, galbūt laimės ateitį. Todėl manyčiau, kad tokia nuolaidžiavimo arba, lyg ir silpna politika išties veda į aklavietę, istorijos pavyzdžių jų yra be galo daug. Visada per dideli kompromisai yra, galima taip turbūt sakyti, pavojus. Išdavystė. Taip, jis nedaug ko skiriasi nuo išdavystės ir kai mes turime tokių klasikinių pavyzdžių istorinėme, kaip nacistiniai Vokietijai nuolaidžiavo Prancūzija ir Didžioji Britanija, kuri ilgainiui peraugo į didelius absurdus ir kada toks pavyzdys, kaip paskelbė karą Lenkija ir jos nerėmė, tai į ką tai pavirto tokie kompromisai ir nuolaidžiavimai. Tai yra vis tik vieną kartą reikėtų sustoti. Taip, ir aš manau, kad juk kalbame, daug kas priekaištauja, kad čia du žmonės, du pareigūnai. Neapsirikime ir neapsigaukime. Mes kalbame ne apie du pareigūnus, mes kalbame apie principą. Juk ženklas, kuris duodamas dabar labai svarbių teisėsaugos institucijų žmonėms ir vadams, yra vienas ir paprastas. Nesikiškit, nes jums bus taip. Net padėčiai atėjus štai iki kulminacijos, renkantis žmonėm, mitinguojant to, ko niekada nėra buvę, vis dėlto jie yra išduodami. Ne pareigūnai, išduodamas teisingumas. Ir žinot, aš gavau vieno savo draugo, aš nepažįstu to žmogaus, bet susirašinėjau Facebook'e. Mes diskutavom apie mitingą, kad iš tikrųjų galėjo galbūt būti ir žymiai daugiau žmonių, nors tai 4000 buvo, mes visi 3 ten buvom ir matėme tai. Ir žinot, ką jis man pasakė? Sako, aš turiu labai daug draugų statutinėse organizacijose, jie bijojo. Aš tiesiog sakau, nejuokaukit. Vis dėlto, jie turbūt tingėjo, jie gerelų, nes buvo gražus oras. Negali dabar žmonės bijoti. Sako, ponia Nijolė, jūs nežinote. Visi ruošiasi naujos valdžios atėjimui.
Visi žino, kad šita valdžia, tuoj bus rinkimai, statutinis pareigūnas, kuris gauna algą, maitina šeimą, jisai žino, kaip savavališkai, savavaldiškai yra elgiamasi ministerijose ir organizacijose, kaip savo kišeniai. Tau atras priežastį, tu išeisi, tave išspaus. Tai štai viena iš priežasčių, kodėl ten mūsų nebuvo 10 000. Žmonės bijo, nors mums, humanitarams, atrodo, o ko čia bijoti, išėjai ir pasakėjai. Galbūt tikrai mes neturime ko netekti, pasakė, bet yra žmonių, kurie yra spaudžiami, jie gyvena nelaisvėje. Skambina ponas Alfonsas iš Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną. Klausom. Čia buvo klausimas, kas perka. Aš galiu pacituoti labai trumpai iš Adamkaus paskutinį kadenciją 1207 gegužės 30 dienos Vilnius. Po pietų susitikau su VSD atstovu. Jis supažinti mane su operatyvinė informacija apie Rusijos agentūrų veiklą Lietuvoje. Taip sakoma, kad agentai veikia, destabilizuoja padėtį šalyje, mūsų žiniasklaida ir visuomenės spaudimą ir desinformaciją. Bet kas yra skaudžiausia, kad Rusijos ambasadoriai papirkinėja mūsų politikus ir visuomenininkus. Ir skaudžiausia, kad lietuviai ima pinigus tenka. Ačiū, supratom, ponia Alfonsai, jūsų mintį. Dar norėčiau perskaityti vieną laiškelį, ponia Stasė rašo. Tas baisus negatyvus požiūris, tos piktos kalbos, kurios dabar sklinda iš eterio, tas žinojimas, kas yra teisus, kas yra tiesa, gal užsičiaupkim truputėlį, patylėkim ir palaukim, nes kur tiesa parodys laikas. Visažiniai beveik dievai, kurie viską žino, ir apie prezidentę, ir apie Kedį, ir apie premjerą, ir apie FNTT, ir apie Snorą. Mes užsičiaupę sėdėjom 20 metų ir dabar dėja galime tik tai kalbėti, suvokdami visišką savo bejėgiškumą, jausdami didžiulį kreivumą visuomeninėse santykiuose. Ir žinote, tiesos galbūt niekas nežino, bet žmogus yra ne mašina, ne robotas, ir žmogus yra, taip sakant, ne gyvulys. Jisai daug ką gali nujausti. Bet tarkime, Aš puikiai sutinku su ponia Stase. Ir apie kaltus nekaltus nekalbam. Bet tiek, kiek aš viešoje erdvėje skaitau konkrečių kriminalinių kaltinimų vidaus reikalų ministrui, kaip galima nepaduoti į teismą? Palauk, tu esi pareigūnas. Tai kaip šitaip galima? Darius Kolys tiesiai šviesiai kalba apie dokumentų klastojimą. Darius Kolys turėtų sėdėti kalėjime. Čia vėl kartuojasi ta pati Kedžio istorija. Žmogus, aš nežinau, kas ten kaltas buvo pedofilija ar ne. Aš vienintelį, ką žinau, kad jeigu kažkas būtų buvusi ta pedofilija, viskas būtų paprasta, sako teisininkai, 2 mėnesių užtenka tai bylai. Metus vaikščiojo žmogus su visais savo popieriais, pas visus žurnalistus. Tai jisai turėjo sėdėti kalėjime už šmeižtą. Jisai šmeižė pareigūnus, jisai šmeižė ne kokį nors tam kiemsargį. Bet apie ką eina kalba? Tai ponia Stasė, aš puikiai suprantu jūsų norą patylėti, bet kad jau tylėti dabar nebeįmanoma, arba, aišku, gal mes pariekausim ir teisingumo jausmo mūsise, kaip sakė vienas, už tokius pat dalykus jau ir pašalintas prezidentas, numirs. Na kągi, gyvuliuosime tada, vartosime. Ne, tai kalbėti ir reikšti savo mintis reikia, nes tai turbūt prigimtinis arba, kaip sakyti, turbūt bene pagrindinis mūsų laisvės rezultatas yra dar tas šiandien, kad mes galime kalbėti, galime bendrauti ir galime įsivaizduoti, kad tikrai galime daug ką pasiekti. O kalbant apie problematiką ir galimybę pakeisti, aš manau, kad mesgi užaugome ir matėme tuos laikus, kai buvo pakeičiama viskas labai greitai. Tiesiog paprasčiausiai dar visuomenė nepaprašo, kad būtų sureaguota. Nes jeigu į mitingą buvo išėję 4 000, jeigu išeis kitą kartą 10 000, o jeigu išeis 30 000, jūs greitai turbūt pamatysite, kad kai kurie klausimai bus labai greitai atsakyti. Nes praktiškai tada iškils grėsmė, tiems, kurie šiuo metu yra valdžioje. Tai aš manau, kad istorija ir iš istorinio konteksto, remdamasis visą istorinę patirtimį, žmonės yra milžiniška jėga, kurios neįmanoma nei sustabdyti, nei kaip nuraminti, jeigu jie iš tiesų pareikalauja. Tada yra tik tai vienas klausimas, kad visuomenė turėtų iš tiesų paprašyti ir pareikalauti. Iš ties priėjome ribą, 20 metų, matome tokią keistą situaciją ir dabar atėjo laikas dar kartą paprašyti.
Bet mes nekalti ir dėl to situacijos. Žinot, aš apie tai irgi galvojau. Ir aš supratau, kad mes, jeigu tarybų valdžia būtų buvusi tokia gera, kad būtų mumise subrandinusi sugebėjimą kurti laisvą valstybę, tai kam tada reikėtų atsikratyti tos tarybų valdžios? Mes iš ten išėjome kaip vaikai iš tokių sovietinių vaikų namų, kurie prisipildavo į stiklinę arbatžolių, prisipildavo iš krano vandens ir laukdavo, kol bus šilta ir saldu, kadangi visiškai neturėjome suvokimo apie tai, kas yra tas gyvenimas ir kaip jį reikia kurti. Ir todėl aš manau, kad dabar, besimokydami tą daryti, mes iš tikrųjų tobulėjame ir net šitos padėties kontekste mes labai tobulėjame, mes priversti galvoti apie priežastis. Kodėl? Štai, kas išmetė tą akmenį, kuris krentant mūsų galvų, gal mes patys tuo akmenu ir primėtėme, juk paslapčia mes galvojame, kad laisvė tai yra tas pats, kada valdžia už tave viską padaro, tik visko daugiau ir visko spalvingiau. Ir aš dabar atrandu savyje, ne tai, kad mes tyčia taip galvojam tokie primityvai, bet kaip, jeigu yra valdžia, tu ją išrinkai, tai tegul jinai viską daro, o tu jau lauki, kada pradės tau kepti karveliai kristi į burną. Štai čia mūsų klaida. Mums teks tobulėti ir teks mokytis. Leiskime įsiterpti poniai Aldonai iš Varėnos. Labadiena. Labadiena. Klausom. Ir labai ačiū už gerą laidą ir drąsūs visi jūs esat. Tikrai tik tokios laidos gali žmonės prikelti. Aš buvusi pareigūnė, dėl to dabar aš nebijau ir šnekėti. Su pono Palaičio, kuriuo aš niekad nesakiau, kad jis ministras, bet jis ir pats pripažino, kad jisai per televiziją sakė, kad jisai tik tai patariamasis asmuo. Tai aš turėjau dėl savo mirusio pareigūno sūnaus labai sąžiningų, kuris dirbo Varėnoje ir kuris atidavė savo visą laiką, kuris buvo ir vaikas, ir čigonas, ir nusikaltėlis buvo vis pirmiausiai žmogus. Ir žinot, pas poną, aš galvoju, kodėl niekas niekados nebūna veltui. Labai gerai, kad jie nesulaukė tų rinkimų ir kad dabar viskas pasirodė. Bet kaip jie drįsta dabar šnekėti, eiti ir lyg tai čia galvoja, kad visa Lietuva tai durnių kraštas ir nieko nesupranta, kaip tas sakė. Karvis tik ėda ir dar nieko nedaro. Daro. Ir ateis rinkimai ir pamatysit, kai čia viskas bus. Bet žmonėm reikia galvoti nuo mažiausio aiškinti mokyklose. Tėvai tegu aiškina vaikams, seneliam, kad visi atsirinktų, kas yra kas. O kad jie čia parodė, tai labai gerai. Jie parodė savo veidą, tik mūsų žmonių sąskaita, neteisybės sąskaita. Bet viskam ateina laikas. Ir tikrai čia viskas bus kitaip ir nebus taip, kaip jie nori. Ir viskas susitvarkys. Tik mes turim patys viską daryti. Tik patys. Ačiū, ponia Aldonai. Tai man ir buvo nuostabu, žinot, kad jie tenai, aš irgi nudžiugau, kad viskas išplaukė į paviršių ir labai gražiai jie čia patys save diagnozavo, ir tie Čaplikai, ir tie Palaičiai, bet mano širdies skausmas buvo prezidentė, kaip prezidentė gali su tokiais žmonėmis, kaip gali iš viso... Jos interesas turėtų būti tokius žmonės nustumti nuo vairo, o jinai kaip didžiulį laimėjimą pateikė, kad koalicija išliko. Tai yra nelaimė, kad jinai išliko, neturėjo išlikti. Aš manau, kad dar mums nereikėtų labai sureikšminti asmenybių, nes išties demokratija turbūt parodo tai, kad turbūt pats principas turėtų laimėti, o ne, sakysime, tam tikra viena ar kita asmenybė. Aš, kaip sakau, galbūt jau seniai nėra tokių asmenybių, kurios būtų, taip sakysime, demokratinė valstybė kertinės arba viską galinčios įspręsti. Aš manau, kad pati demokratija kaip principas turėtų spręsti dar nedirbdamos visos institucijos. O jeigu yra asmenybių, tai yra puiku, kad jos gali kažką daugiau arba mažiau. Tuo reiktų džiaugtis, kad jų yra. Bet manau, kad statyti ant vieno žmogaus ir ant jo visą laiką daug tikėtis, kaip ir šeimos gyvenime, galbūt kaip ir savo vaikui kelti tam tikrus reikalavimus ar atskiram politikui, turbūt yra netikslinga. Visi yra pakankamai riboti ir, manau, susivokti be gerai funkcionuojančio mechanizmo yra turbūt žmogui vienam sudėtinga ir neįmanoma. Bet, pana Sauliau, jūs absoliučiai teisus, betgi čia mes padarom taip. Tarkime, aš žiūrėdama į savo jausmus ir į savo mintis apie tą pačią prezidentę, čia aš iš jos padariau tą sprendikę. Jinai gal taip apie save ir negalvoja. Jinai tiesiog naudojasi tuo, kad beveik 100% žmonių ją absoliučiai visiškai pasitikė, nusiima nuo savęs bet kokią atsakomybę už priežasčių ir pasekmių nagrinėjimą, už suvokimą dabartinės situacijos ir ilsisi sau ramiai. Čia mes padarome iš jų stabus. Juk kada Stalino laikais štai vienam kažkokiam klišam, reiškia, ir psichiškai, ir fiziškai nesveikam žmogui pakluso tokia didžiulė šalis, kada vaikai rašė atsižadėjimus nuo tėvų, kada vaikus tėvų skundai siuntė į konclagerius. Taigi tai yra juokinga, taigi sukeltų tą visą tautą ir nuspriktuotų ir tą beriją. Jūgi tai visada tų diktatorių yra keli.
Bet žinote, kaip yra? Va, apie diktatūrą. Bet jeigu diktatūroje už valdžią ir už gyvenimo kokybę visada atsakingas diktatorius, jisai pasiėmė tą jau visą valdžią, tai jis atsakingas. Tai už gyvenimą ir už jo kokybę demokratinėje valstybėje atsakinga kas? Tauta, demos, mes. Už tai kilkime, neleiskime su savim elgtis taip, kaip elgtis negalima su dorais, normaliais, orumo kupinais žmonėmis. Tai, kad mes esame ne banditai, tai, kad lietuviai gilus, išmintingi ir tai, kad jie neis daužyti to, ką sukūrė jų pačių rankos, aš manau, jau mes įrodėme. Bet po 20 metų teks nusipurtyti dulkes ir pakilti. Bet šiek tiek nedrąsus ir šiek tiek neryžtingi. Galbūt mane visą laiką... Pasitikintis, man atrodo, kad dar pasitikintis. Manau, kad neverta pasitikėti, nes, iš ties, gyvenimas ir istorija kaip moko visą laiką, nėra ko pasitikėti. Tiesiog turėjom tiek daug pamokų ir mane stebina, kad pavyzdžiui, iš ties matosi, kad yra tam tikros problemos. Tiesiog žmonės galėtų šiek tiek, ateiti. Tiesiog, kaip mano vienas draugas sako, aš atėjau tik dėl skaičiaus, vis tiek jaučiau pareigą, turiu būti čia, galbūt, sako, aš jau labai atitrūkęs nuo reikalų, kurie vyksta šiuo metu Lietuvoje, bet jaučiu, kad, sako, prieš 20 metų jaučiu, kad dabar reikia čia eiti. Ir daug mačiau tokių, kurie atėjo iš pareigos vidinį pabūti, parodyti, kad yra daug tokių žmonių. Taip, garsioji Žalakevičiaus frazė, kodėl tu stovėjai po medžiu, kai žudė žmogų. Ta žmogų nužudė, tavęs niekas nenuteisė, bet tu visą gyvenimą iki pat mirties, tu nelaikysi savęs žmogumi, doru, iš viso žmogumi, tu atsiminsi tą iki pat savo mirties, kad tu stovėjai po medžiu, o galėjai padėti. Dabar žudoma, smaugiama mūsų valstybė. Tai yra mūsų namai, mūsų vaikų namai. Kas mes būsime be jos? Jeigu gyvensime pačioje, viskas bus užvaldyta. Be abejonės, kad eikime dėl skaičiaus. Kiti sako, o kokią formą, ką reikia daryti? Kai nežinome, ką daryti, tai bent jau susiburkime kartu, nes kai mes kartu, tada mes ne po vieną atskirą nuskriaustą žmogelį, bijantį pareigūną. Mes tada tauta. Vis tiek jau tada mes tauta. Bet juk mes žinome, ką daryti. Lygiai prieš 20 metų buvo daug kartų baisiau. Ten buvo svetimi, jų nebuvo gaila. O savų ir gaila ir baisu. Galbūt. Taip, bet vis tiek kažkur mes einam prie mūsų laidos pabaigos ir prie išvados, kad vis dėlto tauta turi tvarkyti valstybę. Ir mes turim visą laiką nepamiršti, kad visi, kurie yra valdžioje, tai yra tautos tarnai. Gal jie nėra tarnai, mes jau čia juos taip žeminam, gal jie netarnai, bet jie pasamdyti darbuotis tautai. Vat kaip šiandien tas prezidentas patarėjas pasakė, kad net jeigu visuomenė taip, bet vis dėlto kitaip. Taip, bet kada užsimiršta tas tarnas? Ir kada jam atrodo, kad jeigu tavęs, taip sakant, nėra to institucijoje, tai jis jau gali daryti, ką nori, tai reikia jam priminti. Priminimų yra būdų. Yra be abejonės, aš net šiandieną iš ryto galvoju apie baisią priemonę, tarkime, iš viso visuotinį streiką. Ne dėl duonos, ne dėl tų išmokų kažkokių, bet nepaklusnumo akcija, Mahatma Gandis, nebendradarbiauti su politikais, kurie yra ne politikai, kurie parsiduodantis. Yra visokių formų labai humaniškų, labai gilių, kurios mūsų tautai, išmintingai tautai labai tiktų. Bet to visos formos jau buvo lietuvių išmėgintos ir tik tai reikia gražiai ir veikia, ir tik tai reikia prisiminti. Man labai patiko, kaip kainos buvo parlamento nuleistos per keletą minučių, kai paprašė tauta, kad vis tik galbūt kai kurios kainos yra šiek tiek per didelės. Ir parlamentas iš karto sutiko, kad tikrai per didelės. Tiesiog tauta paprašė tuo metu, galbūt vieno tautos dalis, bet esmė yra tai, kad dar kartą rodo, žmonės yra milžiniška didžiulė jėga. Jeigu graikai mano ir galvoja, kad taip yra, jie siekia ir jie pasiekia savo rezultatą. Bet viltingas dalykas yra vienas. Štai mes visada sakydom, kad Seimas yra labai prastas ir labai bjaurus. Ir niekas nesitikėjo, kad iš tų Seimo narių, kurie dar neapaugo storą luobą ir dar jiem nebuvo pasiūlytas lagaminukas su kokiom nors kupiūrom. Niekas nesitikėjo, kad būtent tautos atstovybė. Nes Seimas tai yra mes, tik tai mes visi savo kūnais negalime ten būti, tai mes išrenkam atstovus. Kad ne kažkoks vienasmenis arba premjeras, arba prezidentas, o būtent tauta pasakė viskas gana. Apklausė greitai. Komisijos kam buvo sukūriamos? Tam, kad paslėpti problemą. Pakviesdavo vieną pareigūną į savaitę. 5 pareigūnai per dieną. Ir gali juoktis iš to lygito kernagio, kad jis dainas dainavo, turėdamas energetiko išsilavinimą. Gali ką nori daryti. Jis atliko tautos parlamentaro funkciją. Vis dėlto labai aš buvau už stiprią prezidentinę valstybę. Ačiū Dievui, kad mes jos neturime. Dėkui tiek šį kartą. Dėkui studijos svečiams Nijolei Oželytei ir Sauliui Jurikevičiui. Dėkoju tiems, kurie mūsų klausėsi. Ačiū tiems,
kurie mus išgirdo. Aš, Gintaras Aleknonis, linkiu geros dienos su Lietuvos radiju.